Sveiki visi. 100 metų. Grįžau į filmavimą. Senai čia befilmavau. Kamerą tampydavaus, bet vaizdų nefilmuodavau, nes dėl kelių žuveliokų, manau, buvo net neverta. Mokinausi žodžių su metodu. Nežinau, pirmi metai šiemet. Net ne metai, sezoną, trumpalaikės žvejybos, rezultatai ne kažką. Po 1-2 žuveliokus ir tiek žinių. Tai va šiandien nusprendžiau ir jum parodyti tą metodą žvejybą, tik ne iš profesionalo pusės, iš mėgėjiškos. Nežinau, informacijos pažiūrėjau ten su tais metodais, atrodo kaip ir viskas paprasta, neįti sudėtinga. Pradėjau žvejoti, pasirodo ten dafiga niuansų yra, bet kažkokią išvadą pasidariau, tai šiandieną bandysiu parodyti, kaip aš žvejoju su metodu. Aišku, ten tų būdų yra įvairių, aš nesigilinsiu, ne mano čionai, kaip sakant. Reikalai yra profesionalai, tegul jie ten ir jum ir patarinėjai. Tik tiek, kad šiandien chebra dar nežinau, bandysim. Parodysiu aš jums vėliau, aišku, ten tų kažkokių nusipirkau vafteriukų, vafliukų, bet gal ir apsišoviau su dydžiu. Pasiėmiau 6 mm, tai va, šiandieną mano bus žvejyba būtent ir su tais vafteriukais, vafliukais, žirniukais. Tai ką, einam dabar, parodysiu, ant ko čia gaudau. Susidedam kuolus, donkis ir bandysim, gal ką šiandien pagausim išeis pafilmuoti. Tai va, chebra, visiems kaip visada nei žvyna, nei uodegos, o aš į žvejybą. Nu, einam, pažiūrėsim, parodysiu, ant ko šiandien gaudysiu. Tai va, turim tokius dalykėlius šiandien išbandinėsiu. Mini vafteriukai kažkokie. Aiškiai, tie mini 6 mm. Ką aš žinau, pasirodė, kad man jie per mažas, bet neišbandys, nesužinosi. Čionai 5 rūšių paėmiau. Čia lenkų, atrodo, gamybos ar kitajoza, koks skirtums. Kvepia tai normaliai. Ir čia visokių ir braškinį, ir mėtų, ir mango, ir ananasų, vikrantasų, žodžiu. 2 spalvinimų. Atrodo tai patraukliai, bet man tas dydis, tai ką žinau, gal ir sais. Nedėsiu šiandien kitokių, yra čia va tokių irgi. Čia iš vis ėva kažkokie dirbtiniai, dar visokių, tipo aфиgens metodistas. Pavadėlį chebra ir tai mano. Pats rišausi, būtent tie mažiem vafteriukam, su mažais kabliukais. Kembrikiuks, kaip visada, pavadėliai, kokie gavas, tokie gavas, ir 10, ir 8, ir 12 žodžių. Man jokia skirtuma. Yra parduotuvinių, bet tai ką mokėt babkis. Ten kaip pasižiūrėjau, tų atrodo nebrang, bet iš tikrųjų realiai, kas turi nags, gali pats pasidaryti.
Tas pats ir dar plius patikimums, pats ryšys, pats žinai, jeigu žuvis nais ką kaltinsi save, aišku, nepardavėja kažkokį. Tai va, chebra, tiek žinių bandysim dabar, aišku, čia jau dar parodys, ką čia rodyti, jaukas. Nu, jaukai, formelė, šeryklam, silikoninė, jaukai paprasti čionai, karšiniai, džiūvesėliai spalvoti. Nieka čia ypatinga, nieka čia sudėtinga. Viskas va okei. Susiformuoja. Ir tiek žinių. Ai, dar nepaminėjau, kad šiandien bus tinginė žvejyba, bet ne super tinginė. Nes metodą kiti dedam irgi, mačiau ir aš, dėjau kažkada čia vienoj žvejybai signalizatorių. Tai čia skaitau aš super tinginė, nes dar nereikia net žiūrėti, tik signalą išgirsti ir žinai, kad jie mims ir dar žuvis pasikirts. Tai va, o šita bus žvejyba, tinginė žvejyba, metodinė. Nes kadangi žvejosi ir jie mims matysi tik su viršūnė. Tai va, aišku, čia juoka formai chebra. Sako, negeras ženklas, dar neužmetas donkių graibštą pasiruošti. Bet kai pagalvoju logiškai, tai kada tą graibštą įsitrauks, jeigu žuvis trauksi, nebus graibštas iš... Tiestas. Tai va. Aš pabandysiu šiandien graibštą pasiruošti. Nežinau, kažkaip ir tikis, ir nesitiki, bet gal žuvelioką kokį ištrauksi. Ai, dar sakiau, kaip žadėjau, parodysiu, ant kokias aš būtent sistemas gaudau. Susidėjau savo tos vafteriuks, vafliuks, ant kurių būtent ant tų šiandien gaudys, nežinau. Čia man yra naujiena, man asmeniškai. Tai va, grįžkim prie to, kad būna va tokias šeryklas, visokių jau būna, žodžiu, nesvarbu. Visi naudoja, daugumoj, kur mačiau, naudoja. Aš pats naudoju irgi, va, yra suktuks. Jisai taip va, nu, ta prasme, žuvis jamų pasikerta. Viskas okei, nesgi čina irgi tinginė žvejyba. Aš priskiriu prie tinginę. Tai net pati žuvis susikerta, žodžiu. Nesmė. Aš parodys, kurią sistemą aš naudoju, man jinai patika. Aišku, čia kažkas irgi naudoja, žiūrėjau. Tai mano sistema va tokia. Tokia pačia rykla, tik nėra laisva juda. Nėra čia jokia fiksavimo. Ta prasme,
suktuką. Aišku, galim ir dėti ir suktuką, bet aš naudoju ir greitoji jungtis, kur galim greitai pasikeisti pavadėlį. Nusiemat, prašom, pasiemat kitą, kokį reikia, užsidėjat ir užtraukėt. Čia karpininkai naudoja, gal nežino, fideristai ir tokie. Man šits variantas žiauriai patika. Tai būtent su tokiu sistemu šiandien hebra aš ir gaudys šėryklą 50 gramų. Čia gilis 2 metrai, tai ką žinau, atstumą nežinau, bandysi, gal ir klipsuosies, gal ir ne, jeigu kibimų sulauksi. Tai ką, grįžtam į procesą. Nu ką, grįžtam prie pagrindinę dalyką. Dabar galvoju, nuo ko čia pradėti. Kaip minėjau, man naujiena, bet kadangi mano toks amžius, pagalvoju, kaip mažam vaikui traukia kažkas spalvota, ryškaus, taip manau ir man tai apžiūrėjau dabar, nežinau, aš jau pirmą, man kažkaip dabar kaip ir tėva. Čia mėta, o čia mango, sweet corn. Mango čia bus su kukurūza. Ką žinau. Tai pradžiai tos pabandysim. Šitie kažkaip dar man, čia net nežinau, kažkokie. Čia tai, dar tie. Nu vėliau, dabar pradžiai pabandom ant tų, kur išsirinkom. Nes, kaip sakant, vaikai irgi kitą kartą skonį turi. Tai mėta, manga, 2 donkės ir bandom. Tai šitą dėdam. Nu davai, manga. Bet man tie vafteriukai kažkokie žiūri maži. Maunu geltoną į apačią, ryškalą į viršų. O blemba, dar ir kietyje. Nėra tokia labai jau minkšta. Čia be smeigtukų, tai be šansų, nebent aišku, dar ten, kai ten naudoji, ten tą padaro skylutę ten aikti. Segas kabliukai kaip turi būti. Pats rišau, dabar pats ir turėsiu bėdą. Ką? Man atrodo, aš tiesiai į formą, nes šį vafteriukai maži, čia žolynų nėra, kam čia reikia. Įspaustą burbuliuką yra, į vidų dėdi silikoną, po to spauni. Pas mane bus viskas paprasčiau. Pavadėlis 10 gal centimetrų. Koks skirtumas? 8-10, aišku, gal ir skirtumas yra. Bet kaip čia, manau, bus gerai. Nu ir antrą vafliuką, kaip sakiau, čia tą uždėję manginį.
to kol kas, va. Mėtų. Mėnta. 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 Jo, šitą gal dalį baltą irgi apačion. Viršų paliksim salotinį. Bet tokie pokyčiai iš tikrųjų gal ir gerai. Geriau laikysis. Bet aš kiek supratau, jie vandenį kažkiek ir aptirpsta su laiku. Ne kaip upai, kiek mano žinias. Oba, įdėjau. Nu, įdėjau, tai įdėjau. Šitą pabandykim taip. Na, nedėjau. Nors čia nebūtina ir dėlioti. Va. Einam, užsimėsim. Antrą. Donkę. Ir gal irgi užsiklipsuojam. Užmiršom biškį atleisti ir užklipsuoti. O, yra klipsas daugmaž. Pabandysim ant klipsą, jeigu ne, žiūrėsim čia. Bus rezultatai, nebus, tad gal bus galim be klipsą pamėtyti, paieškoti. Ką aš lendai pavėsi, nes čia žiauriai saulė kepina. Šiandien žadėjo 30. Stiprėja vėjas ir kas svarbiausia, nėra šlikščiau, kai būna šoninis. Kaip gerai, kad čia yra pavėsis. Aišku, tik meškerės. Ne meškerės, donkės. Tolėliau, bet nieka, metodas žuvis, kaip sakant, kaip jėmimus būna pati pasikert. Su šit sistemu mano, jo ir buvę, kad ir pasikerta, bet ir kitą kartą jėmimui, o gal tik atleidžia, ką žinau. Tai va, ką jūs pas mane tik kaip visada. Obuoliai ir grybai. Obuolių. Apie grybus tai vapšė aš jau nebekalbu ten krūvas. O žuvies tai kaip ir nėra. Tiek aš ir žvejoju. Kažkaip nežinau. Užsimečiau dabar su tais metodais, žinai. Iš tikrųjų, realiai tik tais pirmą kartą šiemet ir bandau. To žvejybų su metoda. Buvo tų žvejybų. Pagavau keletą žuvų į skaitinę. Aiškiai nefilmavau. Nors kelis kartus ir kamerą turėjau. Kaip ir norėjau filmuoti, bet po to sakau, ką čia nedarys, po to ten tų
visų žvejybų norėjau sukrauti vieną krūvą. Nusprendžiau atskirai padaryti, kaip aš žvejoju. Galėsit pasijuokti, kokiais būdais šiandien aš. Tai va, kas kaip moka, tas taip šoka, kaip sakant. Ką eisim persimesti. Kol kas tik vieną kažkokį ten 5 minutę, dar nepraėjo, ne 5. Kažkas ant mėtinė, mėta, kokį tai mėmta. Kažkas lik bandė, arba čia tiesiog užvala, plaukiant žuvelioks toks, užkabina. Ką, einu persimesti, žiūrėsim, bus šikas, nebus, lauksim kažko. Nors aš ir nenustepsiu, kad ir žuvies nebus. Nu ką, kol kas chebra nieko nesigroja. Ant mentas likti kažkas ten biški kelis kartus pabadė. Manga nieko. Tai va pasirašiau, kad nereiktų nuiminėti. Pavadėlė save su bailiuku. Nuimam. Va. Dabar uždėsim ananasą su kažkuo tais neįkirto kvaps toks įdomus švisiai. Va. Ir nereikia nuimti vafteriuką. Pavadėlių turi. Bandysim dabar vieną ant ananasą, o kitą čia kažkokį cinamoną su braškėm liktinė. Kvaps kaip ir cinamoną. Nu ką, panaš, turim pirmą žuvelioką. Vis dėlto ant mėtinė. Aišku, nedidelis. Eik! Už nugaras vėl eilinį kartą. Va, koksai grožis. Pats pasikerta. Čia praktiškai dabar mesk antrą kartą ir ant džipsą. Kelis kartus čia kalė, karočiai. Tai va, pirmas mano šios dienos laimikis. Kiaurai per armatūrą praėję. Aik, tada kabliuks, kaip įsisegis. Jo. Tai va, turim pirmą laimikį. Aiškis neįskaitins, nes kadangi ne burnoj. Neužmirškit. Turėjau neseniai tokį padaužimą, o laimikis va. Vafteriukas ir akis. Sunku pasakyti, kažkokį šviesį. Grinai gal net didesnė už tą vafteriuką. Tai vafteriukas 6 mm, tai eik, sakykim, bus 7-8 mm. Nežinau, čia tas vėjas užkyla
nežmoniškas, nebeįmanoma čia. Tų ėmimų nieko nėra, kažkokie padaužimai. Tai va, dar pabūs kažkiek, aiškiai, čia nieko nauja, vėl mano ta žvejyba suplanuotai buvo pafilmuoti ir vėl šikno gavosi. Bandam dar. Įtariu dar vienas žuvelioks. Ir vėl už kupros. Net vafteriuką nebėra. Nukalė. Va. Ir vėl kablys. Tai va tokie laimikiai šiandien mano. Nu ką, chebrytė, neišmokau aš to metodą pamokų. Žinau, čia ir vėl orstas papuolė toks filmavimui. Tų patampimų kažkiek buvo. Bet kiek praėjau su tais savo vafteriais, vafliais tais vadinamais, 6 mm. Aiškiai, čia ne tokias gal sąlygas, aš negaliu išvadą daryti. Va, klausykit. Aplinkai, kas daras. Dar valandą pasėdėjau, taip ramiai, daugiau tai, ką aš žinau, dabar jau atsėdėjau 3 valandas iš viso. Nutraukė šitą filmavimą, žuveliokų nėra, viena X ir vienas iš kupros. Tai ta prasme, kas per rezultatai. Nenusimenu, iš tikrųjų, papuoliau tokioj situacijai, kaip sakant, va. Kokia čia gali būti diskomfortinė žvejyba. Iš pradžių kaip ir nieko, tas oras buvo, tas vėjas šoninis, aišku, bet dabar ant tiek sustiprėja, nebesusitvarko aš su tom donkiam čia ir viršūnę nardinu vandenin. Bet tai koks skirtumas? Nėra kliovo ir tiek žinių. Tai va, kiek patampimų turėjau, tai turėjau ant to. Praėjau visus tos vafteris, vaflis tos. Tai daugiausiai tokie prisilietimai, aš nežinau čia. Ar tiesiog ten banda jį kažkaip imti. Aišku, čia smulkmės žuvis. Tai pagrinds buvo ant mėtas. Mėta. Ką aš žinau, kas ten peršai. Ant mango žopa visiška, o po to dar ant ananasą irgi tas pats ir ant braškės su cinamonu keli prisilietimai. Tai va, nežinau, bandysiu aš dar vieną žvejybą pafilmuoti su metodu, su tais pačiais vafteriais, gal sulauksim geresnių laikų, geresnę orą, bet šiandien tai ką aš žinau. Karočiai, nei žvyno, nei uodegos. Pasirodžiau ir su baranka nuliai.